Kiek vizitų reikės, norint pašalinti nepageidaujamus plaukelius? Vidutiniškai reikia 6-8 vizitų, bet galbūt reikės ir dažnesnių ir daugiau apsilankymų. Organizmo hormoninis fonas. Kad dėl tam tikrų ligų ar organizmo būklių kraujoje cirkuliuoja daugiau hormonų, kurie turi poveikį plaukų folikulams, galima pastebėti, kad plaukučiai intensyviau atauginėja. Veido ir kūno zonas, nuo kurių planuojama atlikti plaukų šalinimą. Pavyzdžiui, veido srityje skruosto plaukeliai pasišalina greičiau nei smakro srityje, o kūno zonose blauzdų plaukučiai gali pasišalinti greičiau nei šlaunų ar bikinių sričių plaukeliai. Pačių plaukelių savybės. Jeigu plaukas stiprus, juodas, tamsus, tai toksai plaukas pakankamai stipriai save sugers lazerio šviesos ir pakankamai stipriai pakels temperatūrą plaukų folikuluose. O tai yra priežastis, kodėl nyksta plaukeliai po lazerinių epiliacijų. Jeigu planuojate atlikti lazerinės epiliacijas, bet dar turite abejonių dėl lazerio efekto, galite registruotis pas mus depiliacijos centruose EPIL, kur konsultacijos metu meistris įvertins organizmo būklę, plaukų savybės, išsibandysite lazerinę epiliaciją, po kurios matysite efektą ir tai padės jums galutinai nuspręsti, ar norite pradėti lazerinę epiliacijų kursą.